Dažniausiai, kai atveža dviratį, siaubas. Kai atveža dviratį ir pasakot, iš pradžių juk būna kaip. Įvardinat problemą, neveikia tas anas, pradedu analizuoti gerai, kiek čia nuvažiuota, kada pirktas. Ir būna tokie atvejai, kada jūsų atsakymas būna, tai aš jį naudotą nupirkau prieš 2 savaitės, kažkas negerai. Iš karto būna man tokia reakcija, kad nebežiūrim, tai kas jums nepatinka, dažniausiai būna tik tais pasekmė kažko. Ir tokiais atvejais aš darau pilną diagnostiką, įvertinu, kas yra tam dviračiui, kas buvo daryta, kas nebuvo daryta. Ir štai čia vėl tas atvejis, kada, kaip čia jį geriau pavadinti, sriuba. Čia yra tokia sriuba. Pirmas nusiskundimas buvo, kad neveikia pavaras. Tai aš čia ir negali veikti. Perjungęs belė kaip į viršų, čia užkeltas priekinis, stovi šonu. Grandinė, pamatavau, jau jinai čia senai nudėvėta, bet kažkas barška, traška. Grandinė netgi neteisingai pravesta per perjungėją, jinai trinasi. Tai čia netgi tas, kas keitė šitą galbūt grandinę, ar ją čia tvarkė, nelabai suprato, ką daro. Va dabar, kaip tik stovint prieš jūs, spaudžiu stabdį, o jisai neveikia. Tai žinot, ką tai reiškia? Kad šitas dviratis yra iš anglų. Greičiausiai nepasidomit net istoriją, kaip jis parkeliavo, iš kur jis čia atsiradęs. Neneigiu, kad kartais patys atsivežat, bet kaip rodo patirtis, tai nelabai tai būna. Toliau. Atkreipiau dėmesį į padangas. Priekinė visiškai plika, o galinė, naudotina. Tai spėjimas buvo, kad tiesiog apkeista vietom. Taip gali būti. To daryti kategoriškai negalima, nes priekis atsakingas už posūkius, už sukibimą. Galas, tai ten plius minus. Priekis juk mūsų visa kontrolė yra priekyje. Padangos keitimas ir pasižiūrėjau matmenis, galvoju gal išlaikyti tokį patį. Tai čia netgi jos skirtingos iš viso. Raštas panašus, bet čia skirtingos. Skirtingi modeliai, net skirtingi dydžiai pagal storį. Šita 32, šita priekyje 28. Tai betyrinėdamas padangas atkreipiau dėmesį ir atlankius, ir stipinus, galvoju, kažkaip čia man vizualiai skiriasi nuo priekio. Vat tokius dalykus jūs turit pastebėti dar prieš perkant tą dviratį iš esmės. Dėl to, kad tai ir yra ženklas, kad su tuo dviračiu bus problemų, nes stipinų galvutės sidabrinės, stipinai juodi. Stipinų galvutės juodos, stipinai juodi. Šitas modelis turėjo originaliai VTB ratus, čia šitas vadinasi priekinis originalus, o vat galinis keistas. Ir vizualiai pasižiūrėjus, čia yra ventilis su didžiausia skyle ratlankė. Iš pradžių pamaniau, kad tai tiesiog pragręžta, kad galima būtų automobilinę kamerą įmontuoti, bet jinai čia neįmontuota, paprastas presta. Galvoju, tai greičiausiai čia koks nors tiesiog pigus ratlankis. Limpa magnetas, prie stipinų, limpa magnetas prie galvučių, tai čia kažkoks tiesiog pigus ratas įkištas. Su senuoju ratu buvo kažkas atsitikę, kokį rado, tokį įkišo. Gerai, kad dar bent šiek tiek tiesus ir nesuskilinėjęs. Priekinis gyvas, bet guoliai sukasi su vibracija, tai jau čia konusiniai.
50 man. 50, kad jau nepavyks jos išgelbėti. Dažniausiai, tai jeigu jau pasisukus ratui juntama vibracija eina per rėmą, tai konusiniai guoliai ten viską būna išėdę. Keitimas nelabai. Pastebėjot, kaip vairas elgiasi? Jisai žingsniuoja. Čia guolių nėra vairo kolonėlį. Tai vos sukasi. Arba čia guoliai perviršti, sutraukti tiek, kad jie susitraiškė, arba aš nežinau, kas čia jam atsitiko. Vairo juosta. Pavargus. Dar yra užrašai Kona, tai greičiausiai yra originali. Tai nemažai tas dviratis turėjo būti pramynęs, kad juostą iki tokios būklės nudaužyt, pratrint. Iš esmės tai čia juostos keitimas, nes aš nežinau, kaip galima toliau važinėti su tokia juosta. Šitos juostos, ne būtent šita, o aplamai vairo juostos, jos kaupia purvą, drėgmę, prakaitą, riebalus nuo rankų, dulkes nuo kelio. Va, rekomendacija iš vis yra, jeigu jūs aktyviai dviratį naudojat, kas metus pasikeisti dėl higieninių sumetimų. O čia va tiesiog keitimas. Reziumuojant, pedalai. Kažkas tai sutraška pradedant mint, kad čia pedalų nėra. Jie suskylę, sulūžę, čia viskas jiems. Pasižiūrim, ar atsisuka iš vis. Labai sunkiai sukasi, prasisuka, bet aš manau, kad čia bus jau viskas prirūdyje. Labai stipriai čia. Gali būti taip, kad išsisuks su visų sriegių. Kita pusė sukasi, bet irgi lygiai taip pat klynė. Pedalai turi atsisukti, va, atsiveržė, nusikontravo ir ramiai suktis. Čia, jeigu ir buvo ant tepaliuko prisukta, tai tas tepaliukas senai čia pasibaigė. Išsukinėsiu. Dargi ne viskas bus, dargi miniklio velė nuo guoliai. Tos pavaros čia, kad neveikia, tai jau išsiaiškinom. Įsimausiu taip. Gal pirmą grandinę nušausiu, kad jinai man netrukdytų. Atkreipiau dėmesį į grandinės spynelę. Kur čia jinai yra? Jinai neoriginali grandinė, Shimano spynelė. Čia spynelė kažkokia pigiausia. Nežinau, net pavadinimo neužrašyta, tik strėlytė kažkokia pažymėta. Ir ta strėlytė atvirkščiai, čia atvirkščiai uždėta ir spynelė, ir grandinė neteisingai pravesta. Sukasi valio švelniai, jokių barškesių nėra. Pažiūrim, ar nekliba. Taip. Iš vienos pusės, iš kitos pusės paklibinam, lyg ir nieks neatsileidė. Paustukai surūdyja. Štai pamato tokius dalykus. Matot, rūdys ant spaustukų. Tai reiškia, tas dviratis arba stovėjo kur nors, arba voliotas, arba realiai daug pravažiavęs. Naudotas, pavyzdžiui, žiemą, kas būna blogiausias atvejis. Galinis guolis sukasi. Štai čia matom, va, riebaluota, taukuota. Tai spėju, jau buvo galinio rato guolis perteptas. Kasetė.
aš grandinę jau pamatavau, jinai virš 0,75, o tai reiškia, kad praėjęs tas laikas, kada reikėjo keisti grandinę ir jeigu grandinę laiku nepakeičiam, jinai pradeda šlifuoti. Pirmą kenčia kasetę, o tada jau priekiniai dantračiai. Priekinius dantračius čia pamatavau, irgi jau dar ne kritinis, uždėjus grandinę naują turėtų veikti, bet sudėvėta į nulį, jau reiškia resurso nebelikę. Kasetę matuoti greičiausiai čia jau neapsimoka. Jeigu iš akies matai, kad dantukai padylė, jo, tai jau nieko gero ir nelauk. Nauja grandinė, čia jau ant kurios čia pavaros, ant 6 jau nebeveiks. Jo, tas dantratis ir matosi nukentėjęs. Tai labai murzina aplamai ir tuoj paimsiu aš jum, kad labiau matytumėt, pastebėtumėt, kaip atrodo nusidėvėjusi kasetė, kur čia būtų mum geriau, kad matytųsi. Taip aiškiau ir švaresnė vieta. Nu, pavyzdžiui, va. Tai čia, va, atsuktuvėlis kliūna už krašto. Čia ne, šičia kliūna. Būna ir baisiau nusidėvėję, bet čia jau aš nerekomenduosiu. 8 pavarų kasetė nedaug kainuoja. Čia kliūna. Tai va, grandinė, kada gulasi ant antračio, į tą pusę tempimas ir šitas vietas nušlifuoja, nudrožia, perjungimo metu būna grandinės nukritimas, dropas toks ir visus kraštus šitos nuvaro. O naują grandinę uždėjus, kadangi jau kraštai visi nuvaryti, jinai pakeičia žingsnį senoji grandinė ir naujoji grandinė jau nebeveikia, nes blogai gulasi ant tų nuvarytų dantračių. Ir dėl to, kad blogai gulasi ir tie kraštai nušlifuoti, jinai peršoka, perslysta. Ratai skirtingi, bet spaustukai tai tie patys. Surūdijęs visas, guolis sukasi, bet greičiausiai jau kai jį užspaudžiam, ten nebėra kam suktis normaliai, tai šratukai bus kvadratiniai, o konusai su pažeidimais. Pabandysiu išardyti, pažiūrėti, bet pirmą aš gal paskambinsiu savininkui, pasakysiu, kad nusimato šiek tiek daugiau negu tik pavarų sistemos išvalymas, sutepimas ir pavarų pareguliavimas. Tokių dalykų tai neturėtų būti. Dar vienas, geriau jau naudotas, už tos pačios pinigus, bet geresnės komplektacijos. Neturiu žalio supratimo, už kiek šitas dviratis buvo nupirktas, bet ir remontas, jeigu jūs darot ne savarankiškai, kainuos nemažai, o galbūt netgi ir daugiau negu jūs sumokėjot, nes šitas dviratis parkeliavęs iš UK, geruoju čia reikėtų apkeisti stabdžius pusėmis, tai juostą keičiam, tuo pačiu apkeičiam pusės. Dar bejunginėdamas pavaras pastebėjau, kad apačioj
Greičiausiai šitą trosą gal kažkada kažkas bandė keisti, bet patį pigiausią įkišo, koną nerūdijančius, kiek atsimenu, deda. Tai šičia yra jau visas toks apėjęs rūdimis, tai paprastas galvanizuotas ruselis, kuris neteisingai pravestas. Čia man jum nepavyks normaliai parodyti, bet ten yra takeliai, pro kuriuos troseliai turi būti pravesti ir ten va taip va, jie dabar yra sukryžiuoti, ant vieno takelio 2 trosai sudėti. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Lyg ir pabaigiau. Liko užvyniot naują vairo juostą, bet prieš tai prasivažiuosiu su juo, įsitikinsiu, kad viskas gerai. Jokių problemų su trosais, šarvais čia neturim. Ir jeigu jau galvosiu, kad jisai 100% padarytas, tada užvyniuosim juostą. Tiksliau aš užvyniuosiu. Važiuoju važinėtis. Vyniojam juostą. Artlist.io. Llego a la casa, te llamo y no respondes. Sé que no estás, pero no acepto tu ausencia. Trato de no llamarte, es algo inevitable. Ojalá mañana mi corazón se calme. Veo tu rostro en la Music calle, licensing en el café donde reimagined. te conocí. Le pido a Dios que regreses a mí. Ya no me quiero rendir. Na štai, pabaigtas dviratukas šitas nuostabus.
tikriausiai verta būtų pamąstyti, ar apsimoka ar neapsimoka tokie darbai. Jeigu įsigilinti, tai niekas neapsimoka. Tai kaip gali kažkas apsimokėti, jeigu jūs už tai pinigus mokat? Neapsimoka. Bet tai yra Kona, užsirekomendavęs gamintojas. Rėmas iš esmės gražus, buvo labai purvinas, teko pavalyti, paplaut, pašviesti netgi su šepečiu, bet kažkokių tokių baisių dalykų, kad ten dažai nubraukyti, nėra. Nublizginau aš jį, atrodo gražiai. Tai jeigu jau tokį pasisekė nupirkti, tai kur jau dingsi. Neretas atvejis būna, kada tokios ar panašios būklės dviračius aš nepriemu į remontą, nes tai būna kitą kartą kažkokie tiesiog pigūs dviračiai, ten be vardo, nieko ypatingo, nieko gražaus, arba dar nudaužytais rėmais. Gali būti ir koks nors firminis, bet nudaužytas rėmas, kokie įlenkimai padaryti, ar ten dažai atsilūpę, išblūkęs, tai jau kam ten, realiai kam. Kitą kartą gali atrodyti, kad čia nedaug to darbo, nedaug remonto, bet patikėkit, susidaro detalė prie detalės. Čia pavarų sistema visa buvo nudėvėta. Priekinis ratas, priekinio rato guoliai, jie taip ir neveikia taip, kaip turėtų veikti. Nauji, juntama vibracija, tai ten jau ir konusai, ir guoliavietės pasidėvėjusios. Ratas šiaip senas, aš pabandžiau jį tiesinti, kažkiek pasikoregavo, maksimumas, bet stipinai jau ir prikepė prie galvučių, tiksliau galvutės prie stipinų, ir kai kurie stipinai jau nenori man prasisukinėti. Aišku, čia pamirkius, pašildžius galima atgaivinti, bet jau taip jau užima laiko. Tai va, padarytas tiesus, viskas tvarkingai, bet stebulės keitimo aš čia jau nedaryčiau dėl stipinų būklės, pavyzdžiui. Tai dar važiuos ilgai, tik jau kai subirės guoliai, nebe galvoti, kad ten guoliukus pakeisim, jau ten susidėvėja viskas. Stabdžių trinkelės pakeičiau iš karto, stabdžių diskus pamatavau geri, dar resurso yra tiesus, priekinį reikėjo tiktais pakoreguoti. Tai stabdo puikiai, dar prisitrins, bus dar geriau. Kas iš netikėtų čia buvo truputėlį, tai kad galinį perjungėją teko keisti, senasis klibėjo visas, jau ten perjungimo tikslumo jokio, jisai plaukiojo tiesiog, o priekinis blokas, tai ne tik tai, kad nudėvėtas, tai dar ir demontavus buvo atrasta, kad jis visas surūdijęs, dantratis visas surūdijęs, nusidėvėjęs, tai rampos nudėvėtos, kur grandinė pakelia, tai jau tiesiog aš nebevargau su juo, to labiau, kad čia nauneimas, net nenauneimas, koks čia gamintojas, net ne Provilas, čia yra Samox, tiesiog sunku švaistikliai, tai gerai, kad nepresuoti, bet jiems jau čia viskas, realiai jiems jau viskas. Tai va, tai samata dar padidėja, tai įvertinu visas detalės. Darbas čia buvo apimtis pilnas, perkonstravimas, rebuildas, tai gaunasi aš jį išardžiau, visas detalės, ką reikia išvalyti, išvaliau, ką reikia pakeisti, pakeičiau, nuvaškavau, ištiesinau ir net vairo kolonėlę teko keisti, žingsniavo jinai man. Norit sužinot, kiek visų? Einu pažiūrėsiu, ten yra detalių sąrašas surašytas. Plius minus, aš galėsiu jau dabar pasakyti. Apie 380 eurų. Dar prikomplektuosiu vašką.
kad savininkas jau nesirūpintų juo, tiesiog teps nuo šiol su šituo ir bus link 400 eurų. Realiai visą dieną dirbau su juo. Visą dieną. Tai kitą kartą būna eilė, pasidarau 2 remontus per dieną dviračių. Dažniausiai tai man ir atveža tokius, kur yra ką veikti, nebūna taip, kad truputėlį kažką, tai labai retas atvejis. Tai 2 dviračius padarau, o jeigu va tokie pasipuola, tai tenka ir pakoreguoti savo tvarkaraštį. Parašykit komentarą, ar jums patiko toks dviračio remontas, surinkimas, perrinkimas, restauracija praktiškai. Ką jūs darytumėt kitaip? Iki.